Aš filmuoju NBA Live Mobile ir jau antras sezonas, kurį kelsiu į YouTube. Tai pirmą pažaisime prieš OKC Thunder. Mano komanda yra Chicago Bulls, kaip matote. Šiek tiek lieva. Bet aš pasikeisiu kitą kartą. Tai pradėkime šias varžybas. Kovojo OKC Thunder. Greičiau. Mes jau pralaimėjom 2 taškų skirtumu. Čia pražanga mums. Blokas. Čia laisvas iš 3 taškų ir ne. Bet dažniausiai tokiuose situacijose aš įmetu taškus. Šį kartą nepavyko. Trys, 4. Mes pralaimėm 1 tašku. Bet dar galime ir laimėti šias varžybas. Perimu kamuolį. Pabandysiu prasiveržti. Bet iš manęs perėmė kamuolį. Aš irgi taip pat. Mes jau laimim. Prisakiau, kad šiaip tai tikruose rungtynėse yra po 8 minutės, bet mes žaisime tik prieš kitą komandą. Dabar bandysiu veržtis. Blokas. Dabar vėl ir ne. Bet panašiai. Dabar liko labai nedaug laiko. Ir mes nelaikysime kamuolį, nes galim pralaimėti. Nes mes jau atsiliekame 1 tašku. Aliupas. Ne aliupas. Šiaip perdavimas. Dabar spausim, nes jeigu jį įmeta, tai mes pralaimim. O jeigu neįmeta, mes laimim. 4 sekundės liko rungtynių pabaigai. Ne, nėra. Ne! Yes! Mes laimėjome šias rungtynes ir dabar turėtumėm gauti kortelę. Negaunam kortelės. Čia tik per tikras varžybas gaunam kortelę, o dabar žaisim kitą. Čia kas bus. Čia turi pataikyti per 39 sekundės. Iš visų šių taškų. Liko tik 2.
visi įveikti. Tai dabar va čia kortelė ir ką gausime. Aš galvoju, kad du žaidėjus gausim, nes kartais taip būna. Dabar dar daug neatrakintų yra kortelių. Dabar iš tritaškių. Čia daugiau laiko yra pridėta. Vienas iš 5. Oi. Čia šiek tiek užsibūgino. Jau 2 įveikti. Trys įveikti. 4 įveikti ir telieka, 5. Ne, beveik pavyko, beveik nesiskaito. Tai žaisim dar šiek tiek. Na čia jeigu įmeti, tada... čia kaip rungtynės, čia tikras finalas prieš Hornets. Šiaip mes laimim, bet čia kažkaip kitaip skaičiuojama, nes jeigu įmeti, tada parašo rezultatą ant lentelės. Dabar yra 62 ir 57, mes laimim, dabar 65-57. Tas pats žaidėjas sumeta taškus. Pražanga puolime, taip, jo, pražanga puolime. Nu ir bandysiu 3 taškus. Bet šiaip turėjo būti, nes aš buvau laisvas. Dabar laikysiu kamuolį ir pabandysiu įmesti buzzer beater. Čia blokas, bet jie tikrai neįmas. Ir mes laimėjome. $65-57. Ai, ne, mes pralaimėjom, nes daugiau įmetė taškų už mus. Na tai ačiū, kad žiūrėjote šį video. Laikinkit šį video, subscribinkit. Ir daug žiūrėkit. Ačiū. Viso gero.